Yra tikrai labai daug raudonų vėliavų, į kurias mes turime atsižvelgti visuomenėje. Deja, tačiau mes visą laiką turime tų Instagramo šikmančių arba ten šikmantų, kurie, sakykime, turi riestą užpakalį ir jie sako, aš tau padėsiu. Čia yra nesąmonė, tai ką aš noriu pabrėžti, jeigu tai daryti tik dėl mados, tai yra kvaila, jeigu mes žiūrėsime į vegetarizmą kaip į mitybos strategiją, kuri išgelbės pasaulį, tai yra dar kvailiau, jeigu mes žiūrėtume į veganus ir sakytume, kad jie gyvena ilgiau. Tai nėra tiesa. Durniams turi būti viskas paprasta. Kai mes davėme tiem nutukusiam žmonėms šiek tiek pavalgyti, reiškia, po 600 kalorijų imitavome tokią griežtą, tačiau 5-2 vadinamą dietą populiariai ir jie jau neįskyrė to, sakykime, padidinto streso atsako. Jas išvirtume, tarkime, su lupinomės atšaltų, jos turi puikios medžiagos butirato. Ir ten kalbėjo pusę valandos apie keptas blemba bulves. Ir aš taip klausau ir galvoju, jūs remiatės tyrimais apie free bulvytės. Šiandieną mums yra didelis džiaugsmas ir garbė sveikintis su daktaru Artūru Sujeta, kuris yra sveikos gyvensenos specialistas. Tokiais Lietuvoje save vadina nemažai žmonių, bet pristatysiu mūsų auditorijai plačiau. Artūras Sujeta priklauso Europos sveikatingumo profesionalų registrui. Jis yra biomedicinos mokslų daktaras, parengęs mokslo darbą apie kalorijų ribojimo poveikį širdies ir kraujagyslių sistemos autonominiai funkcijai bei kognityviniams gebėjimams. Baigęs reabilitacijos ir taikomosios fizinės veiklos mokslus, dėsto Vytauto Didžiojo universitete, skaito viešas paskaitas, veda mokymus visuomeniai apie sveiką gyvenseną ir apie mitybą ir sportą. Taip pat Artūras yra Gym+ asmeninių treniruočių programų vadovas, Sapiens produktų vystymo vadovas. Ir negalime nepaminėti, jis yra sporto meistras, dvikovės ir trikovės čempionatų prizininkas. Artūrai, ar aš viską išvardinau apie jūs? Ko skirtumas? Viskas yra tvarkoj, nežinau, dėl tos jėgos trikovės ir sporto, tai buvo jau labai seniai, visi esam. Tai, sakykime, prieš kokių 10 metų būčiau labai iš karto priminęs, kad būtinai tai reikia paminėti, dabar man tai mažiau svarbu, bet jėgos sportas taip, visą mano gyvenimą yra šalia manęs. Supratau, tai kai paskutinės tendencijos sako, kad jėgos sportas yra kelias į ilgaamžiškumą, aš suprantu, jūs jau tarp pirmųjų stovite eilėje. Tikrai ne, aš nežinau, ar, sakykime, mes šiai dienai turbūt ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje, ką rodo tendencijos, mėgstam polarizuoti dalykus. Ir ne tik jėgos sportas, tai yra aerobinis darbingumas žmogaus irgi yra kelias į ilgaamžiškumą. Apskritai, sportas yra labai svarbi nefarmacinė priemonė, kuri gali pagerinti gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybė yra kur kas svarbiau negu trukmė. Iš tikrųjų, viename atsakyme nuskambėjo 2 puikios frazės. Tai yra nefarmacinis gydymas, kas skamba labai puikiai. Ir Artūrai, ant jūsų sienos, ant jūsų Facebooko sienos puikuojasi užrašas. Nesvarbu, esate veganas ar sajanas, vegetaras ar visavalgis. Jūs visada galite būti ir durnius. Kas įkvėpė parašyti šitą mintį tokiom didelėm raidėm? Aišku, aš nežinau, Austa, kas ant jūsų Facebooko sienos, bet dažniausiai, jeigu šnekant rimtai, ramiai, tai kažkokio įkvėpimo turbūt daug ieškoti nereikia, tai aš kaip ir minėjau, mes mėgstame polarizuoti dalykus ir kažkada labai seniai aš prisimenu kažkokioje tenais žaliavalgių bendruomeniai, grupėje Facebook'e tam pačiam, kažkas buvo pasidalinęs mano teksto ištrauką, ten berods trečdalių gal viso teksto ir parašęs, kad čia dabar jau Sujeta yra prieš, sakykime, vegetarus ir veganus ir ten jie šiaip labai pikti, keista, mėsos nevalgo, bet vis tiek. Ir aš tada pasakiau, kad žinot, kas yra, tarkime, moksliniai tyrimai, kas yra, sakykime, geri moksliniai tyrimai, tai aukštas citavimo koeficientas, galų gale ketvirtis aukščiausias, kuriam priklauso šitie tyrimai ir supratimas metodologijos, kadangi jūs nieko nesuprantate ir dalinatės tik tai kažkokia ištrauka ar galvojate, kad tai yra konstanta arba žmogaus kažkokia nuomonė, tai tikėtina, kad jūs esate durnius, nes durniams yra, iš tikrųjų, rimtai, durniams turi būti viskas paprasta, kaip Luna parke kažkada prieš 30 kelis metus mūsų nelaimingos istorijos laikotarpyje buvo paprasta startas, į priekį, atgal važiuoju, į kairę, į dešinę negalima. Tai tiesiog parašiau tą dalyką ir tikrai nesieju jo norėdamas įžeisti, tarkime, ten vegetarų, nedaug dievė Dragon Ball Z, sakykime, filmuko fanų ir panašiai, bet tai yra faktas, tavo mityba nepadaro tavęs protingesnių
ir nepadaro kvailesnių dažniausiai, jeigu ji nėra tragiška. Ir ko gero nepadaro tavęs kažko aukščiau už visus kitus. Tu gali sakyti, kad esi, pavyzdžiui, nežinau, veganas, kas 5 sekundės ir visiems labai įdomu, lygiai taip pat kaip, tarkime, sportuoji Hyrox arba dar kažką ir visiems žiauriai, aišku, nepadaro, jeigu rimtai šnekant, faktas, kad ne. Ar tai reiškia, kad jūs domitės ir mitybos psichologija kažkiek? Ar gyvensenos psichologija? Aš manau, kad psichologija šiai dienai, kaip ir psichinė sveikata visumoje, yra svarbi žmonėms. Taip ir psichologija yra pamatas mūsų sprendimų primamų, jų tvarumo ir panašiai. Tai nesakyčiau, aš savęs tikrai nepriskirčiau prie žmonių, kurie domisi skirtinai psichologiją. Aš domiuosi daugybę tarpdisciplininių dalykų, kurie vienaip ar kitaip yra reikalingi žinoti, nes pats žmogaus kūnas ir jo veikimas yra labai kompleksinis mechanizmas, sudėtingas. Turiu nemažai draugų, kurie yra skirtingų sričių mokslo daktarai, tame tarp ir psichologijos. Tai mano domėjimasis jie maždaug tiek ir apsiriboja. O kiek apskritai psichologija, arba tiksliau sakant, teisingas mąstymas yra svarbu siekiant gyventi sveikiau ir siekiant, kad ir tų pačių aukštesnių sportinių rezultatų, geresnių fizinių rodiklių, geresnės fizinės būklės? Tai, sakykime, tiek tavo mitybos strategija, tiek tavo fizinio krūvio kažkoks dalykas, tai yra visą laiką svarbu ne tik kaip tu pradedi, bet kiek laiko tu gali tai palaikyti, laikytis, tarkime, tam tikros savo sistemos. Bet aš turbūt norėčiau gal pabrėžti tokį dalyką, kad mes dažnai labai mėgstam sakyti teisingas mąstymas. Kas yra teisingas mąstymas? Jeigu mes paimsime, nežinau, 30 žmonių, visų jų, sakykime, kognityviniai gebėjimai ir mąstymo procesai bus tikrai skirtingi. Ir tokio kaip ir teisingo mąstymo nėra, visada yra tam tikras vidurkis, yra ne tik juoda, balta, bet yra tos pilkos zonos. Ir sakykime, sakyti, kad žmogus iš esmės mąsto kažkaip neteisingai, mes galime tik tai labai tokiais konkrečiais, specifiniais atvejais, jeigu jis daro kažkokį, tai nežinau, žalingą, kvailą pasirinkimą arba turi kažkokį kognityvinį disonansą. Aišku, kažkur, ne? Tai faktas, bet tas teisingas mąstymas kaip tokia konstanta tikrai neegzistuoja. Kiekvienas žmogus, darydamas smulkias klaidas, išmoksta vaikščioti. Lygiai taip pat ir mąstant mes darome tam tikras klaidas, galime improvizuoti ir kartais ta improvizacija suteikia labai daug perspektyvų ir yra labai teisinga. Kaip manote, ką jūs pats esate atradęs per tokius bandymus, galbūt per nedidelės klaidas? Aš nežinau, šiaip turbūt ta pati mano disertacija, sakykime, moksliniai tyrimai, kai kurie, kurios atlikau ne aš, o aš kartu su kolegomis. Tai irgi reikėtų ego savo šitoje vietoje labai žiūrėti. Tai visiems šitiem procesam buvo reikalingi 2 svarbus elementai, aišku ir kiti, bet 2 tokie labai svarbus, tai yra fantazija. Sakykime, įsivaizduoti tai, ko dar nėra, tam, kad tai būtų, kad būtų galima patikrinti hipotezę ir, aišku, bendradarbiavimas. Žmonių giminė nuo pats pirmojo sapiens mokėjo efektyviau bendradarbiauti negu kitos žmonių rūšis, apie kurias mes dažnai pamirštame. Ir tai mus atveria čia, kur mes dabar esame, sakykime, tai mokslinių tyrimų kažkokios įžvalgos, patvirtinimai ir tos smulkios klaidos, kurias tu darai, nes kartais tavo fantazija labai dažnai prasilenkia su realybė. Tas labai retas žmogus, kuris tą įvardina. Jo, tą tu sužinai po ten 8 savaičių darbo ir sakai, nepasitvirtinau, sorry. Tai šitoj vietoj svarbus tas dalykas ir viskas, ir klaidos, jeigu jos yra nedidelės, faktas tai yra gerai, jeigu jos yra didelės, taip jos gali pražudyti tave ir tada nebus kelio atgal. Ir apie tai mes irgi pamirštame, nes daugybė žmonių mano subjektyvių požiūrių trūksta atsakomybės už savo veiksmus. Jūs turite omenyje atsakomybės už savo veiksmus būtent gyvensenoje? Visur, bet jeigu žiūrėtume gyvensenoje, tai aš kaip tik šiandien prieš mūsų pokalbį aš kažkokį man ten vienas draugas atsiuntė video, kur vienas bičiukas ten kažkoks treneris, dabar ten populiaru, žinai, tenais, nežinau, pasakoja tiesiog podcast'e, netikėta, ištraukoja, kad, žmogus čia, kuris valgo ten 5-6 kartus, jisai čia pastoviai augimo fazėje,
pasąmonėje, kai mes gimstame, aš labai trumpai pasakosiu, mažas vaikas, žinai, ten jo ląstelės atsinaujina, jis auga čia žiauriai gerai, kai tu jau esi vyresnis, nėra labai gerai, greitai atsinaujinančios ląstelės ir aš galvoju, kad čia vėly iš viso, nes 2016 metais, blemba, jeigu manęs neapgauna atmintis, į Japoniją nukeliavo Nobelio premija fiziologijos ir medicinos srityje už paaiškintą ląstelės autofagijos procesą. Tai yra jos susivirškinimas iš esmės ir atsinaujinimas organizmo. Ir jeigu mes stabdysime šitą procesą kažkodėl, nežinau, augant, tai mes turėsime onkologinių ligų labai daug skirtingų ir mirsime labai liūdnai. Bet kuriuo atveju tai čia yra pavyzdys, kur žmogus pasakoja tai, ko galbūt jisai išmano praktiniai dalykai kažką labai neblogai. Tačiau jisai klaidina didelę visuomenės dalį. Ir jeigu ta visuomenės dalis pradės tikėti kažkokiais mitais, jai bus du dalykus sunku padaryti. Pirmas dalykas - pripažinti, kad jie suklydo, ne? Nes kai tu tikėjai, tau kažkas veikia, sakai, ne, čia gini. Ir labai daug žmonių gina savo tiesą Lietuvoje iki ten paskutinio kraujo lašo. Antras momentas, jie gali savo pakenkti ir susilaukti labai skaudžių pasiekmių, tai tų pačių lygų lėtinių, neinfekcinių, kurios tave lėtiškai, neinfekciškai prives prie reabilitacijos, o galbūt ir viso gyvenimo negalės. Siaubingai skamba iš tikrųjų. Artūrai, pastaraisiais metais internetas knibžda nuo įvairiausių patarimų mitybos klausimais, tame tarpe daugybė stebuklingų radikalių receptų. Pavyzdžiui, atsisakyti mėsos, arba atsisakyti augalų, arba atsisakyti visiškai angliavandenių, arba riebalų. Kaip manote, kodėl 21 amžiuje žmonės vis dar tikina kažkokiais stebuklingais receptais, radikaliais, o ne mokslu? Ką žinau, tai tik jie visą laiką, ne tik 21, 20, 19, 6 amžiuje prieš Kristų taip pat tikėjo. Žmonių išskirtinumas yra tai, kad mes esame linkę tikėti mitais. Dėka mitų mes apsijungiam į labai didelės bendruomenės, to pavyzdys yra įvairios mažesnės, didesnės religijos. Sakykime, ir šitoje vietoje mes galim pasižiūrėti į mitybą. Žmonės visą laiką domino, sakykime, kaip per kažkokias vėlgi nefarmacinės priemonės ten atrodyti gražiam, seksualiam, patraukliam ir panašiai. Kita vertus, žmonės labai masina stebuklingi receptai, pavyzdžiui, ten ketogeninės dietos, kurios ten pagalba tu ten numesi svorį. Nesvarbu, kad jinai buvo sukurta epilepsija sergantiem ir neurodegeneracinių ligų turintiem žmonėm, bet nesvarbu. Manęs irgi neseniai klausė tokia viena mano draugė, docentė irgi, kuri pakankamai populiariai rašo Lietuvoje, ten Delfi, visi portalai ir panašiai. Sako, ką tu manai ten apie kažkokį bičą, ten neskaičiuoju kalorijų, kažkas tokio ten pasakoja, sako, kartais nesąmonės, kartais sąmonės. Aš sakau, aš manau, kad kalorijų niekas negali tiksliai paskaičiuoti. Tada pajuokavau, aišku, ir sakau, aš nieko nemanau, nes tu gali remtis, bet šiai dienai daugybė informacijos rūšių, galbūt dirbtinis intelektas tau gali šiek tiek jau padėti jas sujungti kažkokią loginę grandinę, bet net ir jisai daro klaidas, kaip ir žmonės daro, gal rečiau. Ir šitoje vietoje tie visi mitai, kas nori jais tikėti, kas nori apsijungti kažkokį būrelį, nesvarbu ar intelektualių, ar šiaip durnelių. Ir daugėja žmonių pasaulyje. Kodėl pasaulyje daugėja žmonių, kurie tiki, kad Žemė plokščia? Ką mes nesame padarę atradimo, kad Žemė nėra plokščia? Dėl to, kad yra internetas, yra, sakykime, socialiniai tinklai, yra įvairūs čatukai, kur sujungia tos žmonės, kurie galbūt visuomeniai šiek tiek buvo atstumti su savo nuomonė, jie suranda bendraminčių. Ir atsiranda tada veganai, maitinkime sveikai, valgykim tik mėsą, gyvensim amžinai ir niekam nerūpi, kad žmogus yra visa valgys. Mes neturėtume tų kelių dantų, kurie padeda įkasti, jeigu vartotume tik tai obuolius ir kriaušes. Lygiai taip pat, jeigu mes valgytume tik tai baltymus ir riebalus, mes taip pat negyventume visaverčio gyvenimo. Ir netgi šiais laikais, pasižiūrėjus į biocheminę ir biologinę maisto taršą, niekam neturėtų klausimų kilti, ar Žemė yra blemba apvali ar plokščia, tačiau kyla, nes didžiulis informacijos srautas, kurio mes negaudavom anksčiau, sakykime, Alberto Einšteino laikais, kai jisai buvo moksleivis, jisai per pusę metų gaudavo mažiau informacijos negu dabartinis penktokas, kuris gali pažiūrėti pornografinį filmą arba įsigūglinti, kas yra E lygum C kvadratu ant mano rankos. Ir šitoje vietoje tam yra tikrai labai daug raudonų vėliavų, į kurias mes turime atsižvelgti visuomenėje. Deja, tačiau mano prognozė, mano spėjimas būtų, kad mes tikrai turėsime bent jau vieną kartą žmonių, kuri bus prarasta, kol nesugebėsime adaptuotis prie to didžiulio informacijos srauto. Supratau. Iš tikrųjų skamba labai giliai ir įdomiai ir truputėlį grėsmingai. Nežinau.
realistiškai. Artūrai, citata iš jūsų paties tinklalapio. Galimybė padėti žmogui yra puiku. Gebėjimas tai padaryti nuostabu. Ar jums dažnai tenka sutikti žmonės, galbūt net ir savo klientų ar pacientų tarpe, kurie patyrė tokią pagalbą iš negebančių? Ačiū Dievui, aš neturiu pacientų, aš nesu daktaras, kuris gydo. Tai sakykime, čia kaip su filosofijos daktarai, žinai, tas bairis, kad, žiūrėkit, čia žmogui infarktas, gal galite jam padėti, aš daktaras, padėkite, aš filosofijos daktaras, gal galite padėti, mirtis tai yra, žinai. Tai, žiūrėkit, citatos yra senas, aišku, ji yra gera, aš tai pilnai sutinku iš vienos pusės, nes mes visą laiką turime tų Instagramo šikmančių arba ten šikmantų, kurie, sakykime, turi riestą užpakalį ir jie sako, aš tau padėsiu, aš žinau kaip, daryk pritupimus, tu turėsi riestą užpakalį. Aš labai abejoju, kad sporto klubuose žmogus prieina prie, tarkim, kažkokios merginos ir sako, labas, tavo labai graži šikna, komplimentai tau, jūsų labai gražus sėdmenys, jeigu mes taip mokslo daktaro lygyje pasakytume taip, pagarba. Turbūt ne. Tačiau, sakykime, šitos šikmantės, kurios dėl Dievo, sakykime, gavo tą riestą užpakalį, nes jiems tikėtina yra 22 metai ir tai yra visiškai normalu, jeigu tu valgai ir galvoji maždaug, ką valgai, ar jos gali padėti kitoms merginoms turėti riestą užpakalį? Gali. Ar jos žino, kokiais mechanizmais tas riestas užpakalis atsiranda ir, sakykime, jį išlaikyti, raumenų masę? Abejoju. Tačiau jos žino, gali, josgi tik tokią matė. Jo, tai tokia matė, tai, sakykime, ypatingai apie raumenų atsistatymą pažeidas ir kaip jos, sakykime, gyja per kokius mechanizmus. Aišku, kad ne. Tai yra vienas dalykas, sakykime, galimybė padėti, ištiesti ranką ir tai nėra blogai. Žiūrėkit, jeigu mes klausotės kas nors, kas Instagrame 22 metai, riestas užpakalis, pagarba, didelis bicepsas, jeigu esate vyras, pagarba. Viskas tvarkoja. Čia yra geriau negu, sakykime, nežinau, vartoti ten kokainą kažkur gatvėje ir padurti kažkokį žmogų. Tai čia aš aišku taip pusiau juokauju, bet šitoj vietoj prisiminkime vieną dalyką, kad universiteto vis tiek reikia ir jisai suteiks jums platesnės žinias ir vien tik to, ko neužteks, nes šiam sekundžių video jūsų smegenys uždegs, tačiau niekiek netreniruos. Ir kai jūs galėsite ne tik turėti galimybę Instagrame motyvuoti merginas ir paskui pardavinėti trusikus kažkur arba papildus, kai jūs suprasite, ką jūs pardavinėjate, koks yra mechanizmas, kaip treniruoti žmogų, kaip jį motyvuoti psichologiniu lygmeniu, kad nesugadinti, kad neįvaryti ortoreksijos, anoreksijos, nežinau, bulimijos, čia galima surepot, tada bus labai gerai. Bet tai neateina iš karto ir yra du variantai, kaip tu gali to išmokti. Pirmas yra labai blogas. Jeigu tu įsivaizduoji, kad esi specialistas, tu mokaisi ant savo klaidų, o tavo klaidos tai yra nusivylę žmonės ir patyrę tam tikrų problemų jau. Antras būdas, tu ateini į akademinį pasaulį, bet kokios srities, ateini į, galų gale, kažkokią tai, kad ir iš techninio išsilavinimo, tarkime, santechnikas, tikriausiai tu gaminsi kažkokius ten suksi vamzdžius, tau ten prabėgs, reikia šiek plombą įdėti, įdėjau plombą, viskas tvarkoja, reikia tarpinę pakeisti. Tu tai išmoksi iš savo klaidų ir turėsi daug nepatenkintų klientų. Universitete, aukštojoje mokykloje, kolegijoje, tu tai išmoksi saugioje aplinkoje ir jau tų klaidų skaičius sumažės. Aišku, tu vis tiek klysi. Nusiraminkit, visi klystam, tačiau daug mažiau. Iš tikrųjų, suteikėte viltį ir mes savo ruoštų raginame neužsiliuliuoti 60 ar 30 sekundžių video. Jeigu jūs pamatėte temą tom pačiam Instagram ir TikTok'e, kuri jūs domina, pasakykite savo stop. Tada atsidarykite Google, tada pasieškokite tą temą mokslinio straipsnių ir tokiu būdu jūs tapsite ne, kaip jūs sakėte, šikimantu? Šikmantė, bet gali būti ir šikmantų čia visiškai neutralių lyčiai. Tai va, o jau artėsite link ekspertinių žinių. Ir tęsiant temą apie ekspertiškumą, Artūrai, esate parengęs daktaro disertaciją apie kalorijų mažinimo poveikį. Ir kokie buvo jūsų pagrindiniai atradimai ir kaip keičiasi šiuo metu požiūris, kaupiantis patirčiai skirtingai? Matot, man patinka mokslas dėl vienos labai geros priežasties, mano galva, tai jame
yra aiškus savikorekcijos mechanizmai, kurie galbūt kartais per lėtai, yra dogmų tam tikrų, bet jie vis tiek veikia. Ir, sakykime, laikui bėgant, aš irgi vesdamas gyvas paskaitas, tarkime, pastarosius 15 metų tikrai pakeičiau tam tikrus įsitikinimus, ne tai, kad įsitikinimus, bet tiesiog atsinaujino moksliniai tyrimai ir aš tada sakiau kitas tiesas. Pavyzdys, pavyzdžiui, ten prieš 20 metų sporto medicinos gydytojai dažnai sakydavo, kavos prie sporto negerk, dehidratacija, dabar gali gerti, tyrimai nieko blogo nerodo. Tai, sakykime, šioje minkštoje vietoje, kalbant apie kalorijų apribojimą, visų pirma, gal kodėl aš jį pasirinkau labai trumpai, nes norint suprasti mano galvą, kaip veikia tam tikras dalykas, pavyzdžiui, maisto medžiaga, visų pirma, reikėtų suprasti, kaip veikia žmogaus kūnas be maisto medžiagų. Ir mano pagrindiniai atradimai buvo 4 tyrimai kartu su kolegomis atlikti, kurie atsistojo į vieną loginę grandinę. Tie tyrimai publikuoti citavimo koeficientą ganėtinai aukštą turinčiose žurnaluose jau prieš, velnė žino, kiek čia praėjo 8-10 metų. Kažkas tokio laikas greit bėga, aš neprisimenu. Pasigūglinkit, kas norit. Ir dabar beje vienas tyrimas irgi yra, bet iš esmės, mes žinome, kad žmogus, kuris apriboja kalorijas, jeigu jis tai daro nuolat, tarkime, dėl sportinio intereso, ruošdamasis kažkokiom varžyboms svorio kategorijai, jis trumpalaikio kalorijų apribojimo metu iki 48 valandų tikrai gali pagerėti kognityviniai procesai, jisai neįskiria, sakykime, tiek streso hormono, kortizolio, jo antinkščiai ramesni. Kita vertus, nutukęs žmogus, kuris to niekada nėra daręs, taiga padaro dietą kažkokią, visiškai nutraukia kalorijų vartojimą. Taip, kortizolis padidėja, kognityviniai procesai protiniai sutrikt gali. Aišku, ten nebus taip, kad tu neperėsi per perėją, žinai, nes nesuprantys, kokios spalvos yra, bet jo, sprendimų priėmimui tai daro neigiamą poveikį. Tada mes turime širdies autonominį atsaką, kur tarsi aktyvuojama, simpatinė nervų sistemos dalis, tai sakykime, mes turime tą parasimpatinę slopinančią ir simpatinę mūsų autonominę nervų sistemos dalį. Ir tai vėlgi blogai, nes gali būti kažkaip permušimai širdies kabutėse, nes tai dažniausiai ekstrasistolės nerimas, tu galų gale po tų 2 parų suvalgysi šokoladą ir draugelį, kuris laiko šokoladą, nes tu labai valgyti nori, piktesnis. Štai. Ir mes nustatėme tas ribas, tarp to, kas dar yra saugu, kas yra nelabai saugu. Tada mes, vienas iš tyrimų buvo, kai mes davėme tiem nutukusiam žmonėms šiek tiek pavalgyti, po 600 kalorijų imitavome tokią griežtą, tačiau 5-2 vadinamą dietą populiariai ir jie jau neįskyrė to, sakykime, padidinto streso atsako, kaip tik džiaugiasi, svarstyklės numečiau svorą, nieko ten nenumeti, bet sumažėjo vandens masė. Ir, sakykime, gal šiek tiek oksidavosi riebalai. Tai buvo geresnis variantas tiems žmonėms nutukusiems. Ir iš esmės tokių daug visokių pjūvių padarėm tose tyrimuose, žiūrėjom, kaip veikia moteris, pavyzdžiui, jaunas, kaip menopauzinis laikotarpis, kaip kiti dalykai, nes su vyrais tu gali padaryti tyrimą per porą mėnesių, tarkime, kalorijų apribojimo. Gerai, per 3 mėnesius. Su moterim kartais tai gali trukti metus, tarkime. Nes yra ovuliacijos ciklas, reikia skaičiuoti viską ir tai yra endokrininė sistema ir čia yra kiti dalykai. Plus, tarkime, jeigu tu nori įvertinti jėgos, tarkime, krūvį, man labai domino, pavyzdžiui, kaip jėgos trikovininkai, tarkime, arba daudami 2 paras jų jėga maksimaliai sumažėja, ar dar nespėja, žinai, ir panašiai, nes visur, kur yra svorio kategorijos, boksas, jėgos trikovė, visokie kovos menai, dvikovės ir taip toliau, visur, reiškias, įdomu, nes žmogus meta svorį agresyviai dažniausiai, savaitę iki varžybų kažkokių ir paskui žiūrim, kaip jisai reaguoja, kaip jo reakcijos laikas, taip toliau. Tai šitoje vietoje vėlgi su vyrais galbūt lengviau, nes pasodinsi vyrą ant veloergometro, jisai mins dviratį ir kitą vyrą priešais jį, sakysi, minkitą būdų, jie konkuruoja tarpusavyje. Pasodinsi moteris, aš šiandien blogai jaučiuosi, pavargau, man nėra tikslo numinti daugiau negu jai. Jeigu, bet čia stereotipas, čia gali daug kas heitinti, bet nieko tokio, tegu pasinervuoja, biškai išsilies. Jeigu duotume moterims, nežinau, 200 eurų čekį parduotuvę ir įsirinkti gražiausią lūpdažį, tai čia būtų gera konkurencija. Tai yra visiškai normalu, ne? Tai aš čia pusiau juokauju, bet su moterim tiesiog buvo tas tuo metu. Kas pasikeitė?
ką žinau, nuo profesoriaus Metsono pirmųjų tyrimų, kurie mane įkvėpė iš tikrųjų savo disertaciją pasirinkti vėliau, amerikiečio, tai pasikeitė, atsirado dar geresni algoritmai pačių tyrimų, daugiau informacijos apie tą pačią autofagiją ir kaip galima ją paskatinti, daugiau informacijos neigiamos apie badavimą. Aš jokiais būdais nesakau, kad badavimas visiems tinkamas, žinai. Pavyzdžiui, vienas tyrimas, beros gal ląstelės mokslo žurnale, bijau pameluoti, bet aukšto atstavimo koeficiento parodė, kad nuolatos badaujant, stipriai apribojant kalorijas, tavo plaukai gali slinkti labiau. Nieko baisaus, jeigu tu plinki dėl alopecijos, tai badauk nebadavęs, taip ar taip nuslinks, bet nu, čia toks kuriozinis. Kita vertus, kiti dar tyrimai parodė, reiškia, onkologinių ligų prevencijoje. Ir tada atsirado daug durnių, kurie Instagram'e pradėjo rašyti, kad badauk, onkologija nesirgsi. Čia yra visiškas nonsensas. Ką sakė tie tyrimai, kad tarsi prie tam tikro dalinio kalorijų apribojimo mes galime geriau taikyti chemoterapijai skirtus vaistus ten, kur reikia. Bet interpretavo visiškai. Bet interpretavo belekai. Tai dėl to aš labai stengiuosi visą laiką pasidaryti savo žodžius. Kalbėdamas ypatingai, kad ir mes dabar kalbame, mus matys daugybė šimtai tūkstančių žmonių galbūt ir čia yra labai svarbu, kad tave suprastų teisingai. Ir reikia net lėtai kalbėti, čia mano problema. Bet jo, interpretavo įvairiai ir taip, mokslas jisai neleidžia, stengiasi bent jau neleisti vietos interpretacijai ir jeigu Nature's Neuroscience žurnale mes publikuojame kažkokį tyrimą, mokslininkai publikuoja, tai jo geriau tikėk, o ne kokiu nors žemo citavimo koeficientų žurnalų, kur gali ten koks doktorantas su pakiša prastumti savo straipsniuką, kuris bus vertas tiek pat, kiek vandens puodelis, nelabai daug. Supratau, iš tikrųjų sveikata, mityba ir badavimas, tas, kas dabar yra labai smarkiai plintanti tendencija, visgi turi būti labai smarkiai pamatuoti, apskaičiuoti ir ko gero, čia turbūt tas galioja, kur pasitarkite su gydytoju, ar ne? Ja, mes mėgstam sakyti tai dėl įstatymų nustatytos tvarkos, tačiau, sakykime, dažnai vėlgi sveikas protas. Jeigu tu esi stiprus, pakankamai jaunas žmogus arba netgi vyresnis žmogus daugeliu atveju, tai taip, trumpalaikis badavimas vartojant vandenį, jisai gali tau padėti apsivalyti šiek tiek nuo, sakykime, tam tikrų maisto medžiagų sukurtų barjerų. Ką aš noriu pasakyti paprastai, mūsų kūnas yra linkęs į optimizaciją. Kai jis negauna maistinių medžiagų, vėlgi mes įskiriame, nenoriu apkrauti iš tikrųjų dalies žmonių smegenų, bet įsivaizduokite, dega mūsų riebalai, kurie dingsta, tai nėra, nežinau, prakaitas, riebaliuko ašaros, ne, po Vilnių, čia nieko bendro. Didžioji dalis riebalų, 80 ir daugiau procentų iškeliauja su CO2, mes jas iškvepuojame. Toliau yra riebalai suskaidomi į smulkesnės daleles, tai yra acetonas, acetoacetatas ir beta-hidroksibutiratas. Šios trys medžiagos, pakosiu šiek tiek, šios trys medžiagos yra tarsi smulkus lipidai. Ir, tarkime, beta-hidroksibutiratas per labai sudėtingą grandinę aktyvuoja neurotrofinį faktorių, tai yra mūsų galvos smegenų iš esmės ląstelių, o ląstelės ten yra neraumeninės, o mes žinome, kad tai yra neuronai, reiškia atsistatymo procesą, jungčių procesą. Ir taip, tai yra velniškai sudėtinga, taip, tai yra inicijuojama sąlyginai paprastais būdais, nieko nevalgyt, bet tu negali tiesiog iš dangaus šauti, kad va, dabar žinai, kas seniuką, aš dabar nevalgysiu 5 dienas. Ne. Tokiam seniukui, kuris turi padidintą cholesterolį, galbūt kažkokių problemų su refliuksu ar dar kažko, tai gali baigtis labai liūdnai, jis gali nualpti, o jeigu jis nualps vairuodamas, atsitrenks į stulpą, aišku, dabar daug kas trankosi į stulpus, nes slidu ir šalta, bet rizika didėja ir tų rizikų yra daug. Paprasčiau dar tariant, badavimas yra kaip iš autobuso išmesti visas kėdes, jisai lengvesnis, važiuoja geriau, bet tas išmetimas velniškai nemalonus. Ir po to, kai jau tu praeini tą ciklą, jeigu tu tinkamai atsistatai, ten augalinė mityba derini su baltymų vartojimu, gyvūninės kilmės pabrėžiu, ne tik augalinės. Ir tada tu jau apstatai tai gerom kėdėm ir jisai naujesnis. Bet tai yra sunku, tai yra mokslas. Gerai, o dabar, kad būtų labai paprastai, aš suprantu, kad paprastų atsakymų nebūna, bet kokiems žmonėms iš viso yra nerekomenduojamas badavimas ir kokios trukmės tas protarpinis badavimas yra daugiau mažiau saugus? Galiu paprastai. Jeigu jūs laukitės vaiko, kaip pavyzdys, esate nėščia ir galvojate apie badavimą, jūs ne tik nėščia, bet ir kvaila. Jeigu jūs turite sutrikusi, sakykime, sutrikusią kepenų veiklą, inkstų veiklą, buferinių organų, tai
galvot savarankiškai imtis griežtų badavimo priemonių, tas pats, kas, tarkime, laukia kraujagyslių šuntavimo operacijos ir galvoja, gal dabar obuolius valgysiu, kad man nereikėtų šuntuoti kraujagyslių, ne? Nes tai yra pavėluotas dalykas. Tai būklių medicininių, sakykime, yra tikrai įvairių. Tas pats mano minėtas refliuksas, kas atrodo visiškai nekaltas dalykas, bet jeigu padidėjęs tulžingumas ar kažkokia žaizdelė skrandėje, tai aišku, tai gali blogiau būti su to badavimu. Antrą dalį klausimą pamiršau. Kokia trukmė, bet nežinančiam žmogui badavimo yra saugi? Ne? Saugi. Tai gali būti nuo, sakykime, 12 valandų, kas žiūri jokinga, iki ten, sakykime, 24-36 valandų dažniausiai. Tai yra labai saugus intervalas. Nuo 48 valandų jau mes žiūrime į stacionarą, jau turi būti klinika ir panašiai, ir vėlgi labai griežtai įvertinti. Jo, jau čia visos saugumo pagalbės įjungtos, faktas, kad mes galim žiūrėti į 56-72 valandas autofagijai suaktyvinti, vėlgi remiantis moksliniais tyrimais gali prireikti ir 3 parų. Tai čia jau yra kur kas ilgiau negu tos 16 valandų, kas būtų tas vadinamas trumpalaikis badavimas arba intermittent fasting arba pakaitinis badavimas. Gali surepoti tais pavadinimais, bet esmės tai nekeičia. Ir vėlgi, aišku, mes natūraliai, žinot, žmonės natūraliai dažniausiai nevalgo 12-14 valandų, nes jie dar miega kažkiek. Ir jeigu tau jau yra bėda išbūti 14 valandų be maisto, tai Houstonai mes turime rimtesnę problemą negu tavo trumpalaikis. Gal pas tave yra diabetas, velnė žino, ir tada tikrai nebadauk, geriau nueik pas endokrinologą. Supratau, ačiū Jums labai už sveiko proto pliūpsnį ir visiems badaujantiems siūlome perklausti paskutinį klausimą dar kartelį ir pasisemti realių moksliškai pagristų žinių. Ir taip, minėjote šaltas sausis už lango. Ir nemažai kam sausis, naujieji metai buvo nušvitimo momentas, nes yra naujametės rezoliucijos ir sako, va dabar aš jau nuo naujų metų aš sportuosiu, aš mesiu svorį, sveikai maitinsiuosi ir panašiai. Kaip Jūs pastebite, kiek pas Jūs tokių naujų klientų, naujų iniciatyvų atsiranda ir kiek laiko jos išsilaiko panašiai ir ko reikia, kad tas visas geras motyvas žmogaus gyventi kažkaip protingiau, sveikiau būtų kuo ilgiau veiksnus? Aš manau, dabar dėl savo daug kitų veiklų aš tikrai mažiau konsultuoju žmonės, aš pagrindinę konsultuoju sportininkus ir taip jau sutapo, kad pastaruosius turbūt 3 metus labai didelę dalį sportininkų sudaro būtent kovos menų sporto šakų atstovai ir ten jau yra daug įdomiau, nes ten yra ne ta standartinė situacija, kai žinai, aš noriu 5 kilus numest, bet neturiu motyvacijos, man taip nejaukų kiutulai. Velnės banalumas žudo bet kokį specialistą tikriausiai ir man daug įdomiau yra dirbti, kai yra kažkoks įdomesnis dalykas. Bet taip, Jūs visiškai teisi, sakykime, sausio mėnesį vis laik būna tas bumas ir aš nemanau, kad tai blogai, visi čia tyčiojasi, čia nuo pirmadienio, čia nuo sausio. Gerai, mes pamirštame, kad kiti žmonės nei nuo pirmadienio, nei nuo sausio taip ir neįsikelia savo jokio tikslo. Išsikelt tikslą, Dieve mano, tai nėra blogai, tai yra tam tikra kryptis, kompaso rodiklė. Aišku, jeigu tu mesi viską jau vasario 1, tai čia yra blogai, bet kita vertus turėsi bent jau mėnesį kažko, kas tau padarys geriau. 12 metų jau praėjo. Jau 12 metų, nežinau, Lietuvoje daugam būna sausis, be alkoholio, irgi galbūt juokingai skamba. Aišku, vėlgi, lygiai tas pats, jeigu tu po sausio pradėsi gerti kas 2 dieną, tai tikriausiai tas sausis mažai padarys, sakykime, poveikio tavo gyvenimo trukmei. Tačiau, jeigu ne, tai kodėlgi ne? Nes alkoholis yra viena didžiausių problemų Lietuvoje. Po Vilnių tai nesikeičia daug metų su įvairiais apribojimais. Ir kaip ir maistas, mityba, ar yra daug nutukusių žmonių? Taip. Ar jie būtinai yra nelaimingi? Ne. Bet tie, kurie yra nelaimingi, taip, jie turėtų nuo sausio įsikelti rezoliuciją jau vakar. Iš tikrųjų, kas nespėjote nuo sausio, turite variantų nuo pavasario arba nuo vasario. Ir prieš keliarius metus Britanijoje sausis pradėtas vadinti January Veganuary, lietuviškai mačiau jau net ir pernai ir užpernai turbūt augalinis sausis, naujas žodelis atsirado augalausis. Nežinau, kaip jums skamba raginimas per šalčius maitintis vien augalais, juolab, kad šviežių dabar iš po sniego ten sunkiai turbūt surastumėme.
Ir kai praktiškai nėra šviežio gero vaisių daržovių maisto ir apskritai paskui atsirado toj pačioj Britanijoje iniciatyva Let's Eat Balanced, kas jau reiškia valgykime subalansuotai, ir ją inicijavo ūkininkai. Koks jūsų požiūris tą raginimą? Aš net ištart angliškai negaliu tas January moku, bet jeigu love January, man lengviau beta hidroksibutiratas pasakyti. Jeigu rimtai, tai yra PR'as. Visada yra sveikas protas. Ir jeigu tu esi labai stiprioj, sakykime, pusėj ekonominė prasme, tu gali ir sausio mėnesį matyti ir Lietuvoje, ten, nežinau, atsisiųsti savo įvairiausių daržovių ir visą kitą. Klausimas, kam tau to reikia. Labai tvaru jūs atsiskraidinate. Nieko tvaraus. Šiandien nieko bendro su tvarumu dažniausiai neturi. Mes apskritai turime, sakau, tą didelę visuomenės dalį, kuri mėgsta polarizuoti, tada, kai jinai susiskaldo kiekvienam gobšiam viešam žmogui ir politikui neišimtis lengva pasiimti tą dalį visuomenės, tai kuria radikalizaciją ir pavojų. Žiūrėkit, pirmas dalykas, sutarkim dėl vieno tokio esminio momento. Nesiremkime, aš dabar neturiu prieš akis savo kompiuterio, negaliu pacituoti tyrimų, bet nesiremkime kažkokiais girdėtais pavieniais ten tyrimėliais, yra metaanalizės, yra patikimi tyrimai, jų kritinė masė. Ir tarkime, man vis tik patiko vienas dalykas, čia kažkur girdėjau, kažkur laidoje, kad kam valgyti keptas bulves. Ir ten kalbėjo pusę valandos apie keptas blemba bulves. Ir aš taip klausau ir galvoju, jūs remiatės tyrimais apie free bulvytės. Jeigu aš paimčiau free bulvyčių sudėtį iš greito maisto restorano, ten tų bulvyčių mažai, ten daugiau yra cheminių priedų. Ir jūs kalbate apie bulves, taip, jūs kalbate apie bulves, kurias, pavyzdžiui, ten pakepus šiek tiek, taip, mes gyvenam linksmai, kažkas rūko save žudo, kažkas valgo keptas bulves galbūt kartą per savaitę, kaip baisu, nieko čia baisaus nėra. Jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, virtas bulves, aš truputėlį nuklysiu, bet paskui suprasit, kur aš einu, jas išvirtume, tarkime, su lupinom, jas atšaltų, jos turi puikios medžiagos butirato, kurios padeda mūsų žarnynui stiprėti, paprastai tariant, sumažina pralaidumą ir taip toliau. Dabar grįžkim prie augalinės kilmės maisto. Jūs visiškai teisingai pasakėt, tvarumas, koks blemba tvarumas, kad soja išnaikina drėgnuosius miškus ir nieko baisaus, didžioji žmonių dalis turbūt ir dabar mano, kad drėgnieji miškai mums labai kritiškai svarbus, dėl ko, dėl degonės. Ne, dėl degonės, tai sakant, svarbesni dumbliai, kurie yra vandeninuose ir kurias mes taip pat naikiname plaukėdami jūroje. Bet grįžkime prie sojos. Toliau, be sojos, ne, mes turime avokadus. Sveikas dalykas, tai yra iš esmės uoga. Ne? Galim vadinti kaip nori daržovę, uogą, bet tai yra uoga techniškai žiūrint. Ir taip, jų skraidinimas visiškai teisingai iš mums kažkokių tai mielų valstybių, kurios yra labai toli vakaruose, kad mes galėtume išgerti savo vegan latte mocha avocado taste su cranberry, kur ten bus pusė cheminės periodinės elementų lentelės. Mūsų planetą tikėtina naikina kur kas arba žaloja, galbūt taip reikėtų pasakyti labiau, negu kelios gyvūnų fermos. Tačiau grįžkime iš moralinės pusės, kur man patinka veganizmas, ne veganizmas, vegetarizmas labiau, nes tai nėra taip kardinalu. Jo, žmogus iš emocinių kažkokių paskatų, iš religinių įsitikinimų gali taip pat, na, aišku, religija tai nėra vegetarizmas. Galų gale iš sveiko proto mes norime mažinti kančias gyvūnams. Ir mes turime tikrai problemą su daugybė fermų, kurios etiškai neaugina gyvūnų ir žmonės dabar visai vartotojų labai daug yra, kurie mėgsta, žinai, viską kapoti iš eilės. Mėnesis be mėsos. Daryti dėl mados kvaila, daryti sąmoningai dėl kažkokių sveikatinimosi tikslų galima, reikia turėti žinių, kad, tarkime, baltymai, kurie mums kritiškai svarbus, jie tikrai yra prastesnės kokybės žiūrint į augalinės kilmės maistą. Būtent dėl tos priežasties mes turime derinti skirtingas augalinės kilmės produktus. Na, kaip pavyzdžiui, tarkime, pupelės, plus arba ten žirniai, plus kanapių baltymai, ne, tai jau šioks toks neblogas profilis kartu vartojant, kalbant apie šakotos grandinės amino rūgštis, leuciną, izoleuciną, valiną, nepakeičiamų rūgščių profiliai taip pat, kurių yra 8, bet čia reikia daug žinių. Bet mums, pavyzdžiui, komentatoriai sako, o jūs valgykite lietuviškas bulves raugintais kopūstais ir būsit sveiki.
Aš cituoju komentatorių šiandien. Taip, aš tai necituoju, aš net neskaitau dažniausiai. Tai jūs valgykite rūgpienį, mano tėtis, ten koks prosenelis Petras gyveno iki 120 metų, nors gėrė samanę, bet va rūgpienį vartojo ir pragyveno. Ne? Tai kiek tokių Petrų iš 100 000 yra statistiškai? Čia yra nesąmonė. Tai ką aš noriu pabrėžti, jeigu tai daryti tik dėl mados, tai yra kvaila. Jeigu mes žiūrėsime į vegetarizmą kaip į mitybos strategiją, kuri išgelbės pasaulį, tai yra dar kvailiau. Jeigu mes žiūrėtume į veganus ir sakytume, kad jie gyvena ilgiau, tai nėra tiesa. Mes turime Viduržemio jūros dietą, kuri yra sveikiausia, sakykime, jau daug metų, remiantis moksliniais tyrimais, bet ne horoskopais. Ir šitoj vietoj aš nemanau, kad Lietuvoje arba tam tikrose šalise, kur, sakykime, dabar yra minus 20 laipsnių, reikia pirkti šaldytas daržovės tam, kad tu galėtum išgyventi mėnesį laiko, oi kaip fainai trendas. Lygiai taip pat nemanau, kad ten matcha latte turbo 3000 iš baristas yra bent kiek sveikas gėrimas arba sveikatai palankus, jeigu taip lietuviškai sakyti, negu juoda kava, kuri tikrai gali nešti daug naudos. Ir jautienos steikas, mes galime verkti dėl jaučio ir tai yra visiškai normalu ir suprantama, bet tai yra geresnis pasirinkimas baltymų ir sveikatos prasme dėl daugelio kitų medžiagų, ne vien tik baltymų, mes ten turim daugybę kitų medžiagų, negu vegan lašiša, kur ten tipo perki kokį nors nesąmonę, kuri yra su pilna saldiklių, stipriklių, dažiklių ir kaip fainai. Nu, tai tada tu tikrai esi durnius, jeigu tu galvoji, kad tai yra gerai. Tikrai iš tikrųjų puikus atsakymas. Jisai ir gaivinančiai smagus, bet jame labai daug realių faktų ir yra jau gatavai pacituotų tyrimų. Ir paskutiniai mūsų klausimai tebūnie bus labai didelė dovana mąstantiems ir realios sveikatos ieškantiems žmonėms. Pirmiausia, tai yra longevity. Tai naujas trendas arba dar lietuviškai ilgamžiškumas. Ir labai daug to ilgamžiškumo mums bando parduoti per papildus. Vat nusipirksi kapsulių kažkokių ten, žodžiu, stebuklingų, ten traleksantino ir tada jau gyvensi 200 metų. Ja. Kaip iš tikrųjų to yra? Aš būtent dėl to ir prisidedu prie papildų kūrimo, nes noriu, kad visi gyventų iki 200 metų. Jokauju, šiaip iš esmės. Aš nežinau, tai vėlgi yra žmogaus sąmoningumo klausimas, longevity trendas, jisai visam pasaulyje yra. Ir daug jo gūrų dabar yra Lietuvoje. Manau, kad daug jų bankrutuos verslo prasme, nes dirbtinis intelektas genus mūsų taip pat neblogai skaito jau ir nemokamai. Kitas momentas, sakykime, yra maisto papildai, kurie vis dar yra tyriami. Maisto papildas tai nėra vaistinis preparatas. Maisto papildo vartojime yra labai svarbi dozė, vartojimo trukmė. Veikliosios medžiagos, sakykime, strateginio vartojimo, ar tai būtų prieš treniruotę ar po treniruotės, prieš miegą, sakykime, ryte ir panašiai. Maždaug iki 1958 metų, kas jau buvo seniai, labai didelė dalis mokslininkų fiziologijos, medicinos, chemijos srityje gavo Nobelio premijas už tai, kad jų tyrimai prisidėjo prie šiuolaikinių vitaminų, mums puikiai pažįstamų atradimą. Šiai dienai mes pažįstame tos vitaminus iš naujo per jų veikimo mechanizmus. Atrandame naujus tų pačių medžiagų veikimo mechanizmus. Tai yra svarbu. Maisto papildai, sakykime, polifenoliai, tarkime, įvairios bioaktyvios medžiagos kaip resveratrolis, kofermentas Q10, aš nežinau, yra labai svarbus, tačiau tas pats, pavyzdžiui, kreatino monohidratas. Mes žinome, kad tai galėtų būti puikiausias longevity papildas tiem žmonėms, kuriems svarbi yra raumenų masė, nes mūsų širdis be raumenų nelabai daug ką gali padaryti gero ir greičiau mes mirsime nuo jos nepakankamumo, nes jei pervaryti kraujo sunku, ne? Žuvies taukai. Kas po velnių nėra girdėjęs apie žuvies taukus? Jeigu nesate girdėję, jūs turite rimtą TikToko problemą. Ir tai yra labai senas maisto papildas, kuris yra turtingas omega-3 riebiosiom rūgštim. Ir aišku, skeptikai pasakytų, omega-3 žuvinės įkaupė, jas kaupėsi dumblėse, žuvis valgo dumblius, dėl to jinai turi omega-3. Aš puikiai žinau, bet yra įvairiausių šaltinių tų pačių medžiagų. Ir fitoplanktono mes turbūt nevartosime, bet okei. Omega-3 mes turime puikius tyrimus, vėlgi Nature žurnalo grupėje publikuotus, kad tai gali prailginti 3 metų kokybiško gyvenimo trukmę. 3 metų tai yra labai gerai. Nes kalbant, kaip jūs sakėt, ne apie trukmę, apie kokybę gyvenimo. Taip. Ir aišku, fainai gyventi iki 100 PM, žinai, ir daryti, nežinau, ten po 10 atspaudimų, arba gyventi iki 100 PM ir būti prijungtam prie pip,
tai čia toks gyvenimas. Ir vėlgi, žiūrėkit, mūsų intelektas yra įvairialypis, yra emocinis intelektas, yra, sakykime, skirtingos rūšys, ne? Ir šitoje vietoje protingas žmogus jis gali kartais priimti ir nesąmoningus kažkokius galbūt nelabai atrodytų logiškus sprendimus. Jis gali gyventi kokybiškai, mes degame aistrą, noriu kurti, noriu dirbti, noriu kažką pasiekti, įsirašyti. Tai yra tavo gyvenimo ugnis. Jeigu tu ją užgesinsi per tuos, dabar valgom tik tai tą maistelį, dabar nesikeikiame, dabar nedarom. Stebėtina, aš mėgstu keiktis kartais, bet priešingai negu žmonės, kurie gatvėje tenais rėkoja vienas ant kito, tai gali padaryti labai skoningai ir bus visiems juokinga, nes yra juodas humoras, žinai, ne tik toks, kažkas paperdė kaip juokinga. Tai, tikrai juokinga. Tai šitoj vietoj, sakykime, longevity tai yra trendas, žmonės gaudo reklamos gaudo žmonės, taip turbūt teisingiau, ir jie prisiperka M+1 papildų, pamiršę, kad visų pirma yra mityba, fizinis krūvis, kurio šiandien daugam trūksta teisingai dėl mūsų sėslaus gyvenimo būdo, ir viskas. Ir tada mes turime kažkokias medžiagas, kurias tau turi skirti specialistas, bet ne kokia nors tenais mintautė iš Instagramo, aš jau dabar gražiau pavadinau, kurią tu matai ir tau nėra graži, bet jie yra 25 metai, tau yra Kem 5 ir ką jūs releitinat tarpusavėje, tai tau Kem 5, 25, mano biologinis amžius yra kaip jaunuolio. Jo, bet kažkodėl tu mirei nuo infarkto po 2 metų praėjus, ne? Vat pavedė biologinis amžius. Kažkada žmonės ir dabar daug tokių labai yra, kurie tiki tais kūno masės analizatoriais, ne? Tai yra geras įrankis, kuris parodo tam tikrą dinamiką. Sveriantis ilguoju periodu, bet ką tau neužtenka tavo elements apimties pasižiūrėti, kad įsivaizduoti, kad kiek tu turi visceralinių vidinių riebalų ir ne. Kita vertus, jeigu tau svarstyklės parodys puikų, tarkime, tavo biologinį amžių, tai gali būti dėl to, kad pas tave daug vandens, ten biškai raumenų yra geras kiekis, bet pas tave širdies nepakankamumas ir dėl to tau tinsta kojos ir tau tikrai bus batai. Ir tu nieko bendro neturėsi su savo realiu amžiumi. Tai sakau, žmonės gaudo reklamos. Svarstyklės rodys tau 23. Jo, gaudo reklamos, sakykime, tyrimai, ypatingai, sakau, pavyzdžiui, kuo skiriasi YouTube bičiukas, kuris pasakoja, žinai, yra toks tyrimas, jisai parodo tą ir tą, nuo, tarkime, specialisto. Specialistas supranta to tyrimo metodologiją. Ar jis yra kokybiškas, ar ne. Ir šitoj vietoje aš galiu krūvą epidemiologinių tyrimų ištraukti, kad ten, pavyzdžiui, saldikliai sukelia vėžį, bet tai yra tiesiog epidemiologinis tyrimas apklausėlė. Masinis. Žinai, kur visiškai nepatikimas. Bet tai yra tendencija, jis yra geras, bet mes turime turėti jau tada kontroliuojamus imčių tyrimus, biomedicininius ir pasižiūrėti jau faktą. Ir kai turi kritinę masę, bet ne 1, 2, 3 tyrimus, tada tu kažką gali teikti. Bet aišku, vartokit visi kokį nors super duper NMN 3800, būtinai pirkite dvigubai brangiau negu reikia ir iš žmogaus, kuris yra žinomas dėl savo TikTok bajerių ir tikrai gyvensite iki 100 metų. Su skola. Viskas mokėtų už NMN. Negalėsit mirti. Taip. Galiausiai prieš baigiant pokalbį turbūt susidaro toks kaip ir trikampis, ar ne, kad gyvensena, sveikata ir gyvenimo kokybė toks yra trikampėlis, kur yra psichologija, yra judėjimas, yra mityba. Ir kaip atrasti tarp šitų ir dar kažkokių tais faktorių optimalią formulę? Nėra optimalios formulės. Jeigu mes sukurtume šiai dienai, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, kuris tikrai būtų visagalis ir siektų, tarkime, žmonių kažkokios standartizavimo formos, manau, kad standartizuoti žmonės būtų nelaimingi. Jeigu tas dirbtinis intelektas siektų maksimalios tiesos savo veikloje, gal ir būtų laimingi, bet tada nebūtų tos formulės. Matot, yra daugybė žmonių. Albertas Einšteinas, vėlgi tas pats, apie kurį kalbėjau, tai jis nelabai tą mėsą valgė, rūkė dažnai. Ar jis buvo protingas ar ne? Negalima sakyti be proto. Suprato, protingas, pakankamai, ne? Tai ką aš noriu pasakyti, kad sakykime, mes kiekvienas skiriame savo ne tiek akių rainelę pirštų antspaudais, bet mes labiausiai skiriame savo sąmonę, kurios dar niekas nėra ištyręs iki galo. Ir jeigu tave veža tai, ką tu darai, tu nori kažką sukurti, daryti ir tu nekenki kitiems, tai matyt, tu gyveni labai laimingą gyvenimą ir tai yra ir prasmingą gyvenimą. Ir sakykime taip, jeigu taip žiūrint globaliai, bendrom masėm, žmonėms,
Aišku, tavo psichologija yra labai svarbi. Aišku, fizinis krūvis yra labai svarbu. Aišku, mityba yra irgi labai svarbu. Aišku, tavo draugai yra labai svarbus. Nes socialinės... Viduržemio jūros dietos jie turėtų irgi įeiti bendravimas. Tai yra taip. Mėlynos zonos mūsų pasaulyje, kur žmonės ilgamžiai yra, jie turi draugų, turi tikslų, turi norų. Ir šitoj vietoje, sakykime, apsiriboti kažkokių tokių ten trikampėlių, keturkampėlių ir taip toliau yra labai sudėtinga. Bet žmonės tikrai turėtų būti visų pirma siekiantis maksimalios tiesos, smalsus ir turėti priemonės, nežalot savęs ir turėti aistrą tam, ką daro ir tai jau yra labai fainai. Svarbiausia, kad nekenkti kitiems žmonėms, nes tokiu būdu mes sukūrėme labai daug emociškai apleistų žmonių, kurie sukelia pragarą, kurį mes matome aplinkinėse valstybėse karo pavidalu. Iš tikrųjų. Ir pabaigai, jeigu būtų vienas sakinys, kuris skatintų žmogų gyventi sveikiau, smagiau, prasmingiau, koks jis būtų? Aš tai sakyčiau vienas žodis, galvok. Bet čia labai panašu į kažkokią laidą TV3, man atrodo. Jeigu taip, aš nežinau, matot, tas vienas sakinys, mes norime visi kažkokių lengvų patarimų ir aš manau, vienas sakinys žmogui padėsiančiam gyventi sveikesnį gyvenimą, sveikatai palankesnį, tai galėtų skambėti galbūt taip, kad neskubėk, stenkis vadovautis mokslu, turėk kritinį mąstymą, nes mokslas taip pat klysta, ne? Ir labai svarbu mylėk. Kaip tai supranti meilę, tai ar Instagram'e žiūri kažkieno užpakalį, ar į savo vaiką, ar į savo žmoną, ar į savo tėvus. Bet tai yra svarbu, mums tikrai trūksta, šiai dienai trūksta daugelį žmonių to bendravimo, supratimo. Ir aš dar kartą pakartosiu, kad per bendradarbiavimą, per fantaziją gimsta labai geri moksliniai tyrimai. Tai buvo mano atveju, tai nėra universali formulė, bet tai yra svarbu. Ir žmonėm tai reikia suprasti. Ir mes labai dažnai dar taip biškiai įsiplėsiu, sauliaisiu, mėgstam kaltinti. Kažkas padarė klaidą. O Dieve, aš per podcastą nusikeikiau, aš nesikeikiau, juokauju, bet tarkim, kaip baisu, viskas tai bloga. Žmogau, yra daugybė dalykų, apie kuriuos nepagalvojame, polarizuojančių, skaldančių. Yra puikių specialistų, netokių puikių žmonių. Yra puikių žmonių, netokių gerų specialistų. Yra labai daug skirtingų asmenybių ir, sakykime, mes turime turėti tą kritinį mąstymą ir vėlgi siekti tiesos ir svarbiausia nekenkti, stengtis aplinkai ir be abejo savo aplinkiniams žmonėms. Iš tikrųjų, labai ačiū Jums už pokalbį, kurį sutilpo labai daug ir kartu aš tikiu, kad labai ir suprantamos informacijos ir skatinančios nesustoti ties ją, o ieškoti ir, kaip Jūs sakėte, galvoti toliau. Ir mes iš tikrųjų dėkojame Jums visiems už Jūsų peržiūras, už Jūsų dėmesį. Labai prašome, nepamirškite, ypač žiūrėjimo metu paspausti like arba follow, tai yra sekti arba patinka. Tai labai svarbu socialinių tinklų algoritmams ir tai padeda šitą turinį matyti didesniam skaičiu žmonių. Savo ruoštų mes įsipareigojame augti ir tobulėti su kiekviena tinklalaide, su kiekvienu įrašu ir pasistengti nenukrypti į jokį radikalumą. Ačiū Jums visiems.